Būtinai, mamytė, atsimykim šitas dainas, nu reikia mum atsimykim. Ir lenkia spjau gėlės, lenkia žalias miškas, ir visas pasaulis lenkėsi tiek jam. Pas atsimenu šiek tiek, bet matot, kad dar būtų, gal būčiau ir pasiruošus, tai gal ir daugiau dar atsiminčiau. Mama pasvarstys. Aš mūsų šoku tiesiog per langą, kulkos pataikė jaunon širdim. O mes gal iš nuotraukų tų kažką sustatysim dainas. Bet jūs dainuokit nuotraukas. Nu, už tai, kad mesgi jūs suprantat, kaip sunku. Tai kad, taip, bet kad aš jau nemoku, neatsimenu. Nu, tai va, va. Tai palauk, aš paimsiu šitą, aš buvau paėti. Nieko gero, nežinėt. Nu, tai. Nu, gal čia... Va šitą užgalite paėti, ne? Jūs čia sėsit dar kokiai. Jau dabar kita atėjau. Kita jau dabar. Kiti atgalvoja, čia gražu. Jisai po insulto, žinot, Po kokios ligos? Po insulto. Visai nekalbėjau. Buvo viena pusė atimta ir Bet kalba. Edvardai, jūs puikus žmogus, kiti gali kalbėti, nenori kalbėti. O jūs ir nekalbėt, norit kažką žmonių. Dabar žmonių retai surasti sunku, gerą žmogų. Dabar priešingi visi, tu gyveni, turi ir... Tad pasakysiu tiem žmonėm, kuriems turbūt nelengvas jūsų gyvenimas, ne? Ne. Nu, aš matau, sakot. Aš jau 67 metų, aš gyvenu prie mokesčių, prie vokiečių dirbau ir prie rusų visą laiką.